Ar mėgstate avinžirnius? Tokį klausimą uždaviau savaitės pradžioje. Ir jūsų atsakymai buvo visai skirtingi. Facebook'e 90% jūsų pasakėte, kad mėgstate, o TikTok'e 100% jūsų atsakė, kad nemėgstate. Tad trumpai pakalbėkime apie juos. Avinžirnių mitybinę vertę matote čianais, o taip pat juose gausu folio rūgšties, magnio, geležies, fosforo, cinko. Tad kodėl yra naudinga vartoti avinžirnius? Pirma, nauda širdies sveikatai. Tyrimai rodo, kad avinžirniai gali sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje ir taip sumažinti širdies ligų riziką. Taip pat padeda reguliuoti svorį ir pagerina virškinimą. Dėl didelio skaidulų kiekio avinžirniai suteikia sotumo jausmą ir taip pat skatina gerųjų bakterijų augimą. Ir turi antioksidacinių savybių. Ir jūs, moteris, jau žinote, apie tai esu kalbėjusi, kad esant menopauzėje uždegiminių procesų rizika didėja, nes mažėja mūsų estrogenas ir progesteronas. Tad mums reikia su mityba gauti daug antioksidantų, kad organizme uždegiminiai procesai mažėtų. O jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.